kurioje šalyje per vestuvės galima pamatyti 20 liudininkų, kur per šventę draudžiama šypsotis ir kodėl škotai tyčiojasi iš nuotakų drabstydami jas purvu. Visi atsakymai iš šios klausimus šiame vaizdo įraše. Su jumis Top Hype, o šiame epizode papasakosiu apie keisčiausias ir įdomiausias vestuvių tradicijas ir papročius visame pasaulyje. Nepalas. Paprastai dauguma vestuvių švenčiamos nedidelėme rate, jas kviečiami artimi giminaičiai, kai kurie kviečia tolimus giminaičius, draugus ir savo antrasis pusės. Pastaruoju metu vis daugiau jaunavedžių apsiriboja tik pasirašymų ir kuklė švente, nei didelėje kavinėje arba namuose su savo šeimomis. Na, bet Nepale tokios vestuvės neįvyks. Čia neegzistuoja šventimas artimoje šeimoje samprata. Per tradicinės Nepalo vestuves įprasta kviesti ne tik daugybę giminaičių, bet ir draugų ir kolegų iš abiejų pusių, net ir jų giminaičių. Tai reiškia, kad kviečiamos kiekvieno draugo tetos ir dėdės, broliai ir kiekvienos kolegos seserys ir taip toliau. Nepale per vestuves galima atsidurti tarp kviestinių iš brolio, draugo, sūnėno, vyro pusės. Tai normali sumaištis. Maža to, į vestuves gali patekti net turistai. Nenuostabu, kad jaunavedžiai nepažįsta ne pusės visų svečių, o dauguma kviestinių svečių gali net nežinoti jų vardų. Bet tai nesvarbu. Svarbiausia – ateiti netuščiomis. Užteks į voką įdėti simbolinę sumą pinigų ir įteikti juos jaunavedžiams. Nepale yra dar viena keista ir net žiauri šventė – moralinė tradicija. Būsimos porų motinos, kai jos dar laukėsi kūdikių, jau ruošiasi vestuvių ceremonijai, kuri įvyks tik po 20 metų. Bet jeigu abiejose pusėse gimsta 2 berniukai arba 2 mergaitės, sužadėtuvės nutraukiamos. Tėvai nesidomi jaunavedžių jausmais. Be to, jei nuotaka ar jaunikis nori pabėgti iš vestuvių, jis ar ji niekada nebus priimti atgal į šeimą. Nepale įprastai vestuves pakviesti kuo daugiau žmonių, o Brazilijoje tradicinėse vestuvėse turi būti kuo daugiau liudininkų. Tai keista tradicija, nes paprastai per vestuves būna tik vienas liudytojas arba vestuvės vyksta visai be jo. Apskritai tradicinėse vestuvėse Brazilijoje paprastai būna tokios. Renkasi jaunikis ir manoma, kad nuotaikai nedera atvykti į vestuves anksčiau už jį. Reikia vėluoti bent 10 minučių. Kai jaunavedžiai būna vietoje, seka dar vienas vėlavimas – liudytojų pasirinkimas. Jų turėtų būti ne šiaip sau daug. Jie net nėra iš anksto parenkami. Jie dažniausiai parenkami per ceremoniją, paprastai po 3 žmonės iš kiekvienos pusės, bet būna ir daugiau. Kartais bendras liudytojų skaičius gali padidėti iki 20. Tai keista tradicija, slenkanti ilgą amžių. Buvo tikima, kad toks požiūris įbaugins penktąsias dvasias ir nukreipti jų dėmesį nuo jaunavedžių. Šiais laikais tradicijos braziliškose vestuvėse išlieka, tačiau liudininkų darbas pasikeitė. Jie nebeatstumia dvasių, o tik pozuoja kartu su jaunavedžiais nuotraukoms. Marokas. Paprastai oficiali vestuvių ceremonija vyksta ryte, o paskui po kelių valandų jaunavedžiai atvyksta į vietą pas savo giminaičius, draugus ir kolegas, kad kartu atšvęstų santuoką. Paprastai visi šoka ir linksmybės baigėsi sutemus. Kita vertus, Maroke viskas prasideda tik naktį. Atvykę į restoraną 9 val. Vakaro ir būdami vieni iš pirmųjų šviečių marokietiškose vestuvėse, jaunavedžiai apskritai pasirodo arčiau vidurnaktį. Šventė čia prasideda vėlai vakare ir tęsiasi iki pat ryto. Bet kodėl? Galbūt tai susijęs su piktosiomis dvasiomis kaip Brazilijoje? Iš tikrųjų, tokių vėlyvų švenčių priežastis yra grinai praktinė. Maroko klimatas labai karštas ir sausas. Dienos metu oras dažnai įkaista iki 40 laipsnių Celsijaus. Netgi būti lauke per tokį karštį yra labai sunku, o ką jau kalbėti apie šokį su lengviausia apranga. Naktinės šventės nors ir neįprastos, bet toli gražu nėra pačios keisčiausios afrikietiškos vestuvės. Žiūrėkite toliau ir sužinokite, kaip švenčiamos vestuvės Konge ir Kenijoje. Pamatyti keistą Škotijos tradiciją ir sužinokite apie šiurpius vestuvių ypatumus vienoje Indijos valstijoje. Kongo. Vestuvės mums asocijuojasi su daugybė linksmybių, daugybė sveikinimų, persirenginėjimų, šokiais ir žinoma teigiamomis emocijomis. Per vestuves visi šypsosi ir juokiasi, nes didžiąją dieną sunku likti niūriam ir liūdnam. Tačiau tik ne Kongo atveju. Tradicinės vestuvės šioje Afrikos šalyje yra labai rimtos. Tokios rimtos, kad juose draudžiama ne tik juoktis, bet ir šypsotis. Visa ceremonija vyksta su pokerio veidu, sveikinimai su akmeniniu veidu ir šokiais akmeniniu veidu.
Nenuostabu, kad dauguma jaunavedžių nuotraukų neatrodo taip, tarsi jie ką tik būtų turėję svarbų gyvenimo įvykį, bet kaip per laidotuvės. Tiesa, tokia tradicija nėra pakylėta iki absoliutumo. Šviečiai ir jaunavedžiai stengiasi išlaikyti rimtą veido išraišką, bet kartais šypsena vis dėlto praslysta pro akis. Kenija. Afrikos šalis Kenija įdomi ne tik savo neįprasta gamta ir nuostabiais bėgikais, bet ir keista ir mums neįprastomis vestuvių tradicijomis. Pavyzdžiui, pagal vieną iš vietinių apeigų, jaunavedžių poros pirmąją naktį lovoje šalia turi stovėti sena moteris, kad suteiktų jiems moralinę paramą meilės akte. Ne vietiniams gyventojams ši tradicija gali atrodyti laukinė ir siaubinga, tačiau daugelis vietinių kinijiečių ją gerbia. Kita įdomi su santuoka susijusi tradicija - santuoka yra naujojo vyro. Daugelį geniečių kitą dieną po vestuvių jie apsirengia žmonos arba motinos drabužiais ir juos dėvi pirmąjį santuokos mėnesį. Tačiau ši tradicija neapsiriboja vien rūbais. Vyras privalo išpildyti kiekvieną jaunosios žmonos norą ir prašymą. Ši apeiga siekiama labai svarbaus ir būtino tikslo būsimajame jaunųjų gyvenime. Vykdydama žmonos prašymą vyras turi suprasti ir pajausti sunkią moterišką dalelę. Pažinęs visus žmonos gyvenimo sunkumus, jis visada turės jai padėti ir nepalikti jos vienos jokiuose sunkumuose. Kenijos gyventojai patikina, kad jie turi labiausiai pagrįstus ir naudingus papročius. Jų nuomonė, joks įvykis vietinio gyventojo gyvenime neįvyksta be apeigų, kad jis baigtųsi sėkmingai. Škotija. Tradicinės škotiškos vestuvės yra labai prieštaringos ir pasižymė daugybė neįprastų tradicijų, taip pat kai kurias visiškai priimtinas ir įprastais papročiais. Pavyzdžiui, škotai vestuvėse paprastai renkasi ne savaitgaliais, o darbo dienomis. Jie mano, kad savaitgalis turi būti laisvesnis nuo visų dalykų, įskaitant vestuvių šventimą. Kaip vestuvinė dovana, škotų jaunikis turėtų teikti savo būsimai nuotaikai mažą brošiūrą, kaip jo sprendimo rimtumo simbolį sukurti šeimą su savo mylimąja. Pagal škotų tikėjimą, ši brošiūra turėtų pritraukti laimę, sėkmę ir sveikatą ir po santuokos taps šeimos relikvija. Vėliau, kai šeimoje atsiras paveldėtojų, jaunoji motina priseks šią brožę prie savo vaikų drabužių, kad apsaugotų juos nuo visų negatyvių gyvenimo reiškinių. Tai nėra bloga tradicija, argi ne taip? O dabar apie keistenybės. Kai kuriuose Škotijos dalyse tai vis dar sveikintina tradicija apšmeižti būsimą žmoną. Šią tradiciją paprastai atlieka jaunavedžių draugai. Jie bet kada gali užklupti būsimą nuotaiką gatvėje ir apipilti ją vandeniu arba padažu, mėtyti ją supūsius kiaušinius, apipilti ją purvu ar tiesiog apipilti ją kokiu nors mišrainės mišiniu. Tokiu pavidalu merginą galima išvežti pasivažinėti po apylinkės arba pririšti prie medžio, kad kuo daugiau žmonių tai pamatytų. Ir jei būsimoji nuotaika praėjo visus šios išbandymus, tuomet ji visiškai pasirengusi vedybiniam gyvenimui. Kartais jaunikis taip pat dalyvauja tokiame paprotyje ir gauna tą patį. Kinija. Ašaros per vestuves visiškai įprastas dalykas, juk tai džiaugsmo ašaros. Jaunavedžiai pradeda naują gyvenimo etapą. Tėvai jais didžiuojasi, o kiti šviečiai jais nuoširdžiai džiaugiasi. Nuo tokių jaudinančių akimirkų daugelį žmonių sudrėks akis. Kinijoje vestuvės taip pat siejami su ašaromis, tačiau kitaip. Pavyzdžiui, Kinijoje gyvena tauta vadinama Tudzia, turi keisti ir neįprastą tradiciją. Prieš vestuves nuotaka turi verkti, kai pas ją su dovanomis ateina jo šeima ir draugai. Ruošinti šiai tradicijai, mergaitės mokomos tai daryti jau nuo pat vaikystės, nes kitaip jos tėvai patirs gėdą. Manoma, kad verkdama mergina ne tik išreiškia savo atsisveikinimo su praėjusiu gyvenimo emocijas, bet ir padėkoja jiems už rūpestį. Anksčiau nuotaka pradėdavo verkti likus net mėnesį iki būsimos santuokos. Įdomu, kaip tik joms užtekdavo ašarų tokiam atstumui. Laimiai, vėliau merginų pasigailėdavo ir jos pradėdavo lieti savo ašaras likus porai savaičių iki ceremonijos. Dabar vienos dienos pakanka šiai išraiškai. Indija. Savo neįprastų vestuvinių tradicijų turi ir Kinijos kaimynė Indija. Tiesa, ten jos toli gražu yra ne pačios maloniausios. Visi žinome, kad mūsų pasaulio dalyje kartais praktikuojamas nuotokos pagrobimas ir nuotokos pirkimas. Tačiau pastaruoju metu tradicija arba visai nevykdoma arba vykdoma juokais. Indijoje viskas labai rimtai. Biharo valstijoje vyrai vagiami, o paskui prieš jų valią buvo priversti susituokti. Šių tradicijų grobimo priežastis yra didelis mokestis, kurio reikalaujama iš nuotokų. Jis siekia nuo 100 000 iki 400 rupijų, o tai dideli pinigai vidutiniam indui. O juos susitaupyti sunku ir užtrunka ilgai. O kraičio mokestis kasmet didėja. Todėl 90% santuokų Biharo kaimuose įvyksta dėl jauniko pagrobimo. Pagrobimų skaičius kasmet tik didėja. Laimiai, pastaruoju metu dauguma vietinių vyrų pradėjo sakyti tiesą. Anksčiau jie nesakydavo, kad buvo verčiami tuoktis iš gėdos ar baimės dėl savo gyvybės. Belieka tikėtis, kad su laiku šios valstijos gyventojai atsikratys
atsikratys tokios šiurpios ir keistos tradicijos. Na, o komentaruose parašykite, kokias dar keistas vestuvių tradicijas žinote, arba parašykite kokią nors juokingą vestuvių istoriją. O taip pat, jei sudomino, uždėkite like ir prenumeruokite šį kanalą.